Ši savaitė Wall Street'e buvo silpna, dar gerai, kad penktadienį indeksai sugebėjo kažkiek tai nuostolio susigrąžinti, bet iš esmės mes turėjome neigiamą dinamiką. S&P 500 prarado 1,5%, Nasdaq daugiau nei 2% nukrito. Ir taip buvo nutraukta 3 savaičių kilimo serija. Pagrindinė kritimo priežastis buvo sparčiai kylantis obligacijų pajamingumai, brangstanti nafta, ir žinoma infliacijos baimė. Kalbant apie JAV obligacijas, tai 30 metų treasury pajamingumas pirmadienį pasiekė apie 5,3%. Tai yra aukščiausias lygis nuo 2007 metų. Mes matome, kad iki savaitės pabaigos buvo šiek tiek suvaldytas išpardavimas, bet dabar turbūt svarbiausias klausimas yra, kodėl apskritai taip stipriai buvo parduodamos obligacijos. Ir visų pirma, čia mes vėl labai plačiai išgirdome kalbas apie JAV valstybės skolą, kuri perkopė 40 trilijonų dolerių. Biudžeto deficitas viršė 6% BVP, o metinės palūkanų išlaidos artėja prie 1,2 trilijonų dolerių. Įsivaizduojat, virš trilijono vien tik skolos aptarnavimas. O tokius pinigus dar reikia iš kažkur paimti. Ir prie neigiamo biudžeto, nelabai yra daug variantų. Aš priminsiu, kad kanale yra išsamus video apie skolas, obligacijas, taip pat iš kur sistemoje atsiranda pinigai. Todėl, jeigu įdomu pasigilinti, kviečiu pasižiūrėti. Visos naudingos nuorodos yra šio video aprašyme. Situacija yra tikrai rimta ir ne veltui JAV bandė padėti Japonijai. Mes kaip žinome, Japonija yra didžiausia JAV obligacijų turėtoja. Ji laiko apie 1,12 trilijonų dolerių. Tačiau jos pozicija mažėja, o silpna jena ir problemos pačios Japonijos obligacijų rinkoje didina riziką, kad japonai bus priversti aktyviau pardavinėti JAV treasuries. Ir JAV tai yra pavojinga, nes kuo daugiau pardavėjų, tuo stipriau krenta obligacijų kainos. Automatiškai kyla jų pajamingumas ir dėl to brangsta visos Amerikos skolinimasis. Todėl JAV ir imasi neįprastų veiksmų. Pradžioje, kaip kalbėjomės ankstesniuose epizoduose, kartu su Japonija įsikišo į jenos rinką. O šią savaitę Scottas Bessentas paskelbė, kad ilgalaikių treasury supirkimas bus padvigubintas iki mažiausiai 4 milijardų dolerių. Aišku, tai nėra didelės sumos, bet svarbiausia buvo signalas rinkai, kad JAV pasirengusi veikti. Ir jeigu nepaisant visų veiksmų, obligacijų pajamingumai ir toliau kils, tai reikš brangesnius pinigus, vadinasi, paskolos taps brangesnės, ekonomika lėtės ir akcijoms jau bus daug sunkiau kilti. Bet jeigu FED ir JAV iždas bandys pajamingumus stipriau numušti, supirkdami obligacijas, tuomet rinkoje atsiras daugiau likvidumo. Momente tas gali padėti akcijoms, tik tiek, kad investuotojai labai greitai supras, jog visa tai didina infliacijos ir dolerio silpnėjimo riziką. Todėl gali stipriau fokusuotis į auksą ir kripto, kaip į ribotos pasiūlos aktyvus, ką beje pastarosiomis savaitėmis ir stebime. Todėl blogiausias scenarijus, jeigu JAV bandys gelbėti obligacijų rinką, bet pajamingumai vis tiek kils. Tai būtų ženklas, kad investuotojai praranda pasitikėjimą JAV gebėjimu kontroliuoti savo skolą. Pridėkime dar negatyvą dėl Irano konflikto, kuris nesibaigia, naftos kainos augimą, garantuotai augančią infliaciją ir turėsime rimtą bėdą finansų sistemoje. Todėl ne veltui Ray Dalio dabar kalba, kad per ateinančius 3 metus JAV gali susidurti su rimta skolų krize. Todėl jis rekomenduoja pirkti auksą bei bitkoiną. Auksas buvo vienas didžiausių šios savaitės laimėtojų. Penktadienį jis pakilo iki $4600 už unciją ir beveik pasiekė 3 mėnesių maksimumą. Čia susidėjo 4 faktoriai. Silpnesnis doleris, JAV fiskalinės rizikos, Iranas ir žinoma treasury buyback'ai. O bitkoinas tai tikra sensacija buvo šią savaitę. Jis sugebėjo pakilti virš $77,000. Tai yra daugiau nei 22% augimas per savaitę. Tai geriausia savaitę per maždaug 2,5 metų. Kilimo priežastis labai panašios kaip ir su auksu, silpnesnis doleris, JAV skolos baimė, treasury intervencija ir kapitalo diversifikacija iš dolerinių aktyvų. Taip pat rinkos dalyviai palankiai priėmė naujieną, kad Trumpas susitinka su kripto bendrovių vadovais. Buvo spekuliuojama, kad yra ieškoma būdų, kaip ateityje papildyti bitkoino rezervus ne mokesčių mokėtojų pinigais, bet tai yra tik spekulacijos. Todėl dabar laukiame rugsėjo 15 dienos ir pasižiūrėsime, koksgi bus verdiktas dėl Clarity Act.
Šovė ne tik bitkoinas, bet ir eteriumas plus 26% per savaitę, taip pat augo ir kripto kompanijos, pavyzdžiui, Coinbase plus 26%, CRCL plus 24%, Mara plus 22%. Na ir apie naftą labai trumpai, jos dinamika taip pat buvo ryški šią savaitę, Brent tipo nafta pakilo virš $95 už barelį. Matome, kad JAV ir Irano dėrybos užstrigo, JAV vėl paskelbė griežčiausias istorijoje sankcijas Iranui, o blogiausia, kad rinka jau pradeda matyti šį konfliktą ne kaip trumpą šoką, o kaip ilgalaikę energijos tiekimo problemą. Todėl situacija atrodo rimta, nors taip pat yra minčių, kad akcijų rinka gali bandyti laikyti aukštumoje bent iki finansinių metų pabaigos, tai yra iki spalio 1 dienos, o gal net ir iki vidurio rinkimų, tada iki lapkričio pradžios. Todėl žiūrėsime, kaip čia viskas rutuliosis ir ar dabar užteks Trumpo postų, kad palaikyti tą optimizmą rinkose. Įmonių žemėlapis šią savaitę atrodo tikrai niūriai, augo tik tai 3 sektoriai – medicina, energetika ir žaliavos, o visa kita raudonuoja. Pradėkime nuo Nvidijos. Primenu, kad kitą savaitę pasirodys jos ketvirčio ataskaita, tai pasižiūrėsime pinigų srautus, duomenų centrų augimą, didžiausių klientų užsakymus ir kokie bus vadovybės komentarai dėl būsimos AI paklausos. Nors kol kas mes stebime, kad AI bumas nesibaigia, bet rizikų vis daugėja. Ir šią savaitę Nvidia dar paskelbė, kad jis sutiko suteikti iki $105 milijardų garantijų su OpenAI susijusiam duomenų centrų projektui Ohajuje ir dar papildomai investuoti $1,5 milijardo į SB Energy. Tokiu būdu Nvidia taps pagrindinė čipų tiekėja šiam projektui. Apie tai mes plačiau kalbėjomės praeitą savaitę, tik priminsiu, kad Nvidia istorija iki šiol buvo gana paprasta. Tiesiog Microsoft, Amazon, Meta ir kitos bendrovės stato duomenų centrus ir perka milžiniškus kiekius Nvidia čipų. O dabar ji žengia toliau, nes ji pati padeda finansuoti infrastruktūrą, kurioje bus naudojami jos čipai. Ir čia atsiranda papildoma rizika, nes kuo daugiau pati Nvidia finansuoja savo klientų projektus, tuo daugiau atsiranda baimės, ar ši milžiniška AI infrastruktūra uždirbs pakankamai pinigų. Visai kitokia naujiena buvo Moderna stovykloje. Šią kompaniją mes puikiai žinome dar nuo COVID laikų ir ji tikrai karts nuo karto mokėdavo nudžiuginti akcininkus. O šį kartą nudžiugino su kaupu, akcijos pakilo beveik 130% per savaitę, todėl kad ji kartu su Merck paskelbė labai svarbius melanomos gydymo tyrimo rezultatus. Pasirodo, mRNA vakcina kartu su Merck vaistų Keytruda reikšmingai sumažino ligos atsinaujinimo ir išplitimo riziką palyginti su gydymu vien Keytruda. Čia ir Merck akcijos pakilo, aišku, kiek kukliau, bet daugiau nei 12% augimas per savaitę tokiam gigantui atrodo labai geras rezultatas. Kaip minėjau, Moderna daugelį metų buvo vertinama kaip COVID vakcinų bendrovė. Ir kai COVID pajamos sumažėjo, investuotojai laukia, kad galbūt jis sugebės savo technologiją sėkmingai panaudoti kitose srityse. Jo labiau, kad pinigų užsidirbo, todėl drąsiai galėjo daryti įvairius tyrimus ir ieškoti naujų molekulių. Ir štai ji tuos lūkesčius pateisino, ir dabar, jeigu jos technologija pasiteisins ir kitų rūšių vėžio gydyme, tai Moderna gali tapti viena svarbiausių vėžio gydymo bendrovių. Žinoma, ir Merckui tai yra labai svarbi naujiena, nes Keytruda yra vienas svarbiausių Merck vaistų ir milžiniškas bendrovės pajamų šaltinis. Bet kaip jau esame kalbėję atskirame epizode, investuotojai jau senai nerimauja, kasgi nutiks artėjant pagrindinių Keytruda patentų galiojimo pabaigai. Tai štai nauja Moderna vakcina gali suteikti Merck galimybę pratęsti Keytruda ekonominį gyvenimą, naudojant šį vaistą naujose gydymo deriniuose. Ir jeigu kombinacija pasiteisins ne tik melanomos, bet ir kitų vėžio rūšių gydyme, Merck gali sukurti visiškai naują augimo kryptį. Kaip matote, prie tokio pozityvo prisijungia visas sektorius, nes investuotojai po kelerių metų, kai visą dėmesį ir pinigus nukreipdavo į technologijas ir AI, ir kai dabar po tokio įspūdingo augimo, jau kapitalas pradėjo ieškoti kitų augimo istorijų. Ir medicinoje, kaip jau kalbėjomės anksčiau, augimo driverių tikrai yra nemažai. Tai ir nauji vaistai nuo nutukimo, ir vėžio terapijos, genų technologijos ir vis aktyvesni įsigijimai.
Visiškai kitokia investuotojų reakcija buvo į taip lauktą Walmarto ataskaitą, kuri turėjo parodyti, ar stiprus yra JAV vartotojas. Ir dėja, rezultatai labai nuvylė. Walmart pardavimai augo tik 2,6%, nors analitikai tikėjosi apie 3,8% augimo. Tai buvo lėčiausias augimas per 6 metus. Todėl akcijos po rezultatų nukrito 10%. Matyti, kad eilinio amerikiečio finansinė būklė prastėja, nes jeigu žmonės pradeda taupyti net apsipirkdami Walmart'e, tai jau yra rimtas signalas apie didėjantį spaudimą šeimų biudžetui. Prie to prisideda žinoma ir pabrangęs kuras, ir čia yra geras perspėjimas ne tik mažmeninės prekybos įmonėms, bet ir restoranams, kelionių bei kitoms nuo vartotojų išlaidų priklausančioms bendrovėms. Ir jeigu nafta išliks brangi, tai vis daugiau šeimų pajamų teks skirti kurui ir būtiniausiams prekiams, todėl mažiau liks nebūtinoms išlaidoms. Nors visiškai juodai situacijos dažyti tikrai negalime, nes Target pateikė daug geresnius rezultatus, jos pardavimai augo 3,8%, nors buvo laukta 2,5% augimo. Pirkėjų srautas padidėjo 3,6%, pardavimai internetu 8,7%. Ir bendrovė jau antrą kartą šiemet padidino metinę pardavimų prognozę. Įdomu yra tai, kad bendroji pelno marža pakilo maždaug 1 procentiniu punktu iki 33,7%, nors Target teigia, kad sumažino kainas tūkstančiams prekių. Ir tai jau yra trečias iš eilės geras ketvirtis, todėl vis sunkiau yra sakyti, kad tai tik laikinas pagerėjimas, nes matyti, kad Target sugeba susigrąžinti pirkėjus, didinti pardavimus internetu ir kartu išsaugoti pelningumą. Ir jeigu ši tendencija tęsis, rinka gali pradėti vertinti Target ne kaip problemų turinčią mažmenininkę, o kaip sėkmingai atsigaunančią bendrovę. Kompanija Home Depot po ataskaitos prarado 1%. Ji viršijo ir pajamų ir pelno prognozės, buvo akcentuota, kad žmonės neatsisako būsto remonto, jie tiesiog renkasi mažesnius projektus, nes dažymas, smulkus remontai ir kiemo darbai laikosi gana gerai. Silpniausia vieta lieka didelės renovacijos, kurioms dažnai reikia paskolos. Vadinasi, Home Depot pagrindinis verslas išlieka sveikas, net ir esant aukštoms palūkanoms. Ir jeigu ateityje būsto paskolų palūkanos pradės mažėti, tai daugiau žmonių ir vėl pradės pirkti bei parduoti namus. Taip pat gali sugrįžti ir didelės renovacijos. Tada Home Depot gautų dar vieną augimo šaltinį, kurio dabartiniuose rezultatuose praktiškai nėra. Todėl su šita kompanija reikia turėti kantrybės. Kompanijos Estée Lauder atsigavimas yra pagaliau matomas rezultatuose, nes šie taip pat buvo viršyti lūkesčiai, bet akcijos jau šoktelėjo apie 18%. Ypač stipriai augo prabangių kvepalų kategorija, Le Labo ir Tom Ford pardavimai didėjo maždaug 10%. Pagerėjimas matomas ir Kinijoje. Aš dar priminsiu, kad ilgą laiką investuotojai svarstė, ar Estée Lauder problemos yra laikinos, ar žmonės tiesiog nebenori jos prekės ženklų. Tai dabartiniai rezultatai vis labiau rodo, kad pagrindinė problema galėjo būti ne prekės ženklai, o prastas valdymas, netinkama prekybos strategija ir per didelės nuolaidos. Ir jeigu naujai vadovybei pavyks tai sutvarkyti, tai kvepalų sėkmę galimai pavyks pakartoti ir kosmetikoje bei plaukų priežiūros kategorijoje. Todėl bendrovės atsigavimo potencialas dar nėra išnaudotas. Įdomus pareiškimas Ross Stores stovykloje, ji padidino visų metų pelno prognozę, pateikė geresnį nei tikėtasi artimiausio ketvirčio pardavimo prognozę. Tai labai gerai papildo Walmarto istoriją, nes amerikietis nebūtinai nustojo pirkti. Jis tik tai klausė, kur tą patį aš galiu nusipirkti pigiau. Ir būtent tokios bendrovės kaip Ross iš to ir laimi. Todėl dabartinė vartojimo situacija yra tokia, kad dabar pinigai tiesiog persiskirsto į pigesnes alternatyvas. Ir Ross šiuo metu yra viena aiškiausių bendrovių gaunančių naudos iš amerikiečių noro taupyti. Amazon dronų pristatymas iš eksperimento pradeda virsti tikrų verslu. Kompanija planuoja iki metų pabaigos išplėsti Prime Air dronų pristatymą nuo vos 11 vietovių iki maždaug 500 JAV miestų ir vietovių.
Amazon mastu tai kol kas nėra reikšmingas pajamų šaltinis, bet investuotojui įdomesnė kita pusė. Tai yra pristatymo kaina. Nes paskutinė prekės kelionės dalis nuo sandėlio iki žmogaus namų yra viena brangiausių elektroninės prekybos dalių. Jeigu mažus užsakymus dronas ateityje galės pristatyti pigiau nei žmogus automobiliu, tai Amazon galėtų sumažinti pristatymo sąnaudas. Ir tuo pačiu labai greitas pristatymas dar labiau sustiprintų Prime paslaugos patrauklumą. Na, gal ši naujiena dar nėra priežastis pirkti Amazon akcijų, bet ilgainiui tai tikrai gali tapti dar vienu būdu gerinti prekybos verslo pelningumą. Tesla šią savaitę ryškiau žaliuoja, nors gavo rimtą neigiamą naujieną iš Kinijos. Bendrovė ten paskelbė didžiausią savo istorijoje atšaukimą apie 3 milijonus Model 3, Model Y, Model S ir Model X dėl avarinio durų atidarymo problemos. Po stipraus smūgio dingus žemos įtampos elektrai, mechaninį durų atidarimą gali būti sunku rasti ir panaudoti. Todėl kyla rizika, kad žmonėms bus sunkiau išlipti arba gelbėtojams sunkiau patekti į automobilį. Tai Tesla šią problemą spręs perspėjamaisiais žymėjimais ir programinės įrangos atnaujinimu. Be to dar apie 2,7 milijonus Kinijoje pagamintų Model 3 ir Model Y bus atnaujinta vairuotojo dėmesio stebėjimo sistema. Prie vairo sukimo momento stebėjimo bus papildomai naudojama ir salono kamera. Dauguma šių pataisymų bus atliekami nuotoliu, todėl finansinis smūgis Tesla gali būti gerokai mažesnis, nei leistų manyti pats milžiniškas atšaukiamų automobilių skaičius. Todėl rinka šią blogą naujieną tiesiog nustūmė į šalį, nes išgirdo apie robotaksi. Tesla Nevadoje gavo leidimą pradėti robotaksi veiklą Las Vegaso regione, nors bendrovė siekia leidimo net iki 5000 automobilių, o dabartinis realus leidimas yra gerokai mažesnis, bet čia svarbiau ne pats automobilių skaičius, o faktas, kad Tesla autonominio transporto plėtra juda į priekį. Todėl galime teigti, kad Tesla akcijos vertę vis mažiau lemia automobilių pardavimai ir vis daugiau tikėjimas robotaksi, autonomija ir AI. Todėl net tokia didelė neigiama naujiena kaip kelių milijonų automobilių atšaukimas nesustabdė akcijos, kai rinka gavo naują signalą, kad robotaksi istorija juda pirmyn. Taigi šią savaitę išryškėjo 4 kryptis, tai yra AI, nes matyti, kad paklausa nesilpnėja, plus Nvidia bei kitos milžiniškos didžiųjų technologijų investicijos tai patvirtina. Antra kryptis buvo biotechnologijos, Moderna ir Merck parodė, kodėl šiame sektoriuje vienas sėkmingas tyrimas gali visiškai pakeisti bendrovės vertę. Taip pat įvertinome JAV vartotoją, nors Walmart rodė spaudimą, tačiau Ross ir Target parodė, kad žmonės vis dar leidžia pinigus, jie tiesiog aktyviau ieško geresnės kainos. Na ir būstų rinka. Home Depot ir Lowe's rodė, kad žmonės neatšaukė būstų remonto, jie tik atidėjo didelius projektus. Todėl šioms akcijoms labai svarbu, kadagi pradės mažėti būsto paskolų palūkanos. O kalbant apie kitą savaitę, tai mūsų laukia 2 įvykiai, kurie gali nustatyti rugsėjo kryptį. Tai visų pirma Nvidia earnings rugpjūčio 26 dieną. Žinoma, ir kitų įmonių atsiskaitimai bus svarbus, pavyzdžiui, Salesforce, CrowdStrike, Intuit. Ir taip pat bus labai įdomu įvertinti. Taip pat rugpjūčio 27-29 dienomis Jackson Hole bus pirmas didelis Kevino Warsho testas kaip Fed vadovo. Rinka dabar vertina maždaug 35% tikimybę palūkanų kėlimui rugsėjį ir apie 66% tikimybę iki gruodžio. Todėl žiūrėsime, kągi jis pasakys. Beje, kitą savaitę mes gausime JAV PCE infliacijos rezultatus. Aš primenu, kad Fedas ypač atidžiai tai žiūri. Na ir, aišku, toliau stebėsime Irano situaciją kartu su naftos kaina, vertinsime infliacijos riziką, obligacijų išpardavimą. Ypač svarbu, ar 30 metų treasury kils aukščiau 5,3%. Tokiu atveju turėtume matyti didesnį spaudimą akcijų vertinimams ir jeigu doleris silps, tai tada auksas ir bitkoinas lips aukštyn. Taigi, reziumuoja, jeigu Nvidia patvirtins, kad AI paklausa nesilpnėja, o obligacijų pajamingumai stabilizuosis, tai technologijos gali labai greitai atšokti. Bet jeigu Brent toliau lips link $100 ir 30 metų treasury vėl pramuš aukščiau 5,3%,
net ir geri earnings rinkai gali jau nebepadėti. Bet apie tai pasikalbėsime kitą savaitę. Iki.